Iš tikrųjų, kaip ir Daiva minėjo, mes tikrai labai mažai giriamės, daug darome, daug iš tikrųjų rengiame projektų ir jeigu tai pasižiūrėjus tikrai Lietuvos mastu, tai tikrai tų projektų tikrai yra didžiulė gausybė. Tai šiandieną tikrai geriausia proga pasigirti. Gaila, kad tik tai 4 projektai pristatomi. Aš galvau, kad čia mes turėsim labai didelį renginį ir visi norės girtis, bet galbūt pasikuklino, o kitais metais sulauksime daugiau norinčių, nes, kaip suprantu, vis tiek ta 4 diena būna visada skirta šiek tiek tų projektų pristatymai. Taigi ir kviečiu į tą 4 jau savaitės renginį ir būtent skirtą inovacijom švietime, būtent kalbant, kurios gimsta bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais. Na, o kalbant apie tai, kad iš vis dabar taip globalėjant pasauliui, tai mes tiesiog, tai tampa partnerystė, mums tampa kaip ir būtinybė ir ji padeda mums kurti modernesnes, atviresnes, įtraukiančias mokymuose ar ugdymuose aplinkas. Tai iš tikrųjų yra labai mums svarbu bendradarbiauti, nes vien patys kiek galim girtis, tai vis tiek ir visko nesukursime ir nuveiksime, kaip galim padaryti tikrai žymiai platesniu mastu, tai yra su įvairiais tarptautiniais partneriais. O šiandieną mūsų pranešėjos pristatys patirtį savo įgytas projektuose, kurie atskleidžia tą tarptautinį bendradarbiavimą ir keičia švietimo praktiką, pradedant nuo inovatyvios projektinės veiklos Twinning platformoje bei studentų skaitmeninių kompetencijų stiprinimo iki kultūrinę įvairovę atliepiančių iniciatyvų aukštosiose mokyklose. Taip pat susipažinsime su galimybėmis siekti mikrokredencialų, dalyvaujant europiniuose mokymosi kursuose ir išgirsime galbūt inspiruojančią socialinės inovacijos patirtį, padedančią kurti naujas galimybės moterims iš Ukrainos. Tai visiems klausantiems palinkėsiu produktyvaus, įkvepiančio, prasmingo klausymo, galbūt išgirstos mintis, idėjos jūs įkvėps naujiems projektams, naujam bendradarbiavimui, galbūt ir net su čia išgirstomis pranešėjomis tęsti galbūt tos projektus arba tiesiog jums naujos įdomios idėjos. Taigi, pirmą pranešėją kviečiu, tai mūsų universiteto pedagogikos katedros lektorė ir taip pat galbūt jinai labiau prisistatys, taip pat kaip matote ir mokyklos aplinkoje esančią, tai Raminta Birgelienė ir ji pristatys projektą iniciatyvios patirtis Twinning projektuose nuo studentų projektinės veiklos iki skaitmeninių kompetencijų. Tai prašom, Raminta. Ačiū labai, tuoj pabendrinsiu langą. Turbūt jau matosi. Pasakykite, kas nors, kad matote. Taip, matome. Gerai, ačiū labai. Tai Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas, pedagogikos katedra. Ir tema inovatyvios patirtys Twinning projektuose nuo studentų projektinės veiklos iki skaitmeninių kompetencijų. Tai būtų turbūt kreipimasis gerbiami kolegos, švietimo bendruomenės nariai, dėstytojai, mokytojai, studentai ir visi, kuriems artimos ugdymo inovacijos. Džiaugiuosi šiandien turėdama galimybę kalbėti tą temą, kuri nėra tik mano profesinės veiklos dalis, tai yra mano kasdienybės dalis, mano tikėjimas švietimu ir mano bendruomenė. Šiandien noriu kalbėti apie tai, kaip Twinning platforma ir Europos mokyklos švietimo platforma ESEP padeda keisti mokytojų rengimą, stiprina studentų skaitmeninės ir tarpkultūrinės kompetencijas ir kuria inovatyvų bendradarbiavimo lauką, kuriame mokomės ne tik mes, mokytojai ir dėstytojai, bet ir mūsų studentai, mūsų mokiniai ir net mūsų institucijos. Mano kelias į Twinning nuo asmeninės patirties iki akademinės praktikos.
prasidėjo prieš 16 metų. Tai buvo laikmetis, kai skaitmeninės technologijos tik pradėjo įgauti pagreitį mokyklose, o tarptautinis bendradarbiavimas dar nebuvo toks lengvai prieinamas kaip šiandien. Tuomet e-twinning man pasirodė kaip langas į kitą mokyklą, į kitą šalį, kitą kultūrą. Langas, kurį tai reikia atverti, kad pamatytum, kaip mokosi vaikai Portugalijoje, Italijoje, Suomijoje ar Graikijoje. Ir šiandien galiu pasakyti, tas langas atvėrė duris ir man, ir mano studentams, ir visai mūsų institucijai. Ši platforma tapo ne tik mano profesinės veiklos dalimi, ji tapo metodinė sistema, kurią integruoju į studijų programas, į pedagoginę praktiką, į tyrimus ir į mūsų fakulteto bendruomenės kultūrą. Kodėl e-twinning yra patrauklus studentams? Tai sociokultūrinės ir profesinės priežastys. Kai kalbame apie studentus mokytojus, dalyvaujančius e-twinning projektuose, turime suprasti platesnį kontekstą. Pirma priežastis – šiuolaikinio studento identitetas. Mūsų studentai yra skaitmeninė karta. Jiems technologijos nėra iššūkis, jos yra būtinybė. Todėl platforma, kurioje gali kurti, dalintis, bendradarbiauti, yra natūraliai patraukli. Antra priežastis – tarptautiškumas. Studijų metu studentai nori patirti Europą. Ne tik per Erasmus mainus, kurie trunka kelis mėnesius, bet ir per trumpus apskaičiuojamus projektus, kurie leidžia neatitrūkti nuo studijų, bet kartu atrasti kultūrų įvairovę. Trečia priežastis – mokytojo profesinė tapatybė. Mūsų studentai dar tik kuria savo pedagoginį aš. O e-twinning čia atsiveria kaip saugi erdvė. Eksperimentuoti, klysti be baimės, mokytis iš kitų, įgyti tarptautinės patirties dar nepradėjus dirbti mokykloje. Ir nacionalinė parama. Lietuva turi stiprų, aktyvų ir profesionalų švietimo mainos paramos fondą. Būtent jų veikla padeda studentams ne tik atrasti platformą, bet ir gauti struktūruotą pagalbą. E-twinning žinomumas Lietuvoje tarp studentų aukštas, tarp dėstytojų augantis. Lietuva palyginti su kitomis Europos šalimis išsiskiria tuo, kad studentai žino e-twinning, studentai juo naudojasi, studentai nori jo daugiau. Tačiau kartu turime matyti kitą dalį. Šio žinomumo augimas priklauso nuo institucijų atvirumo. Dėstytojų ir praktikų vadovų požiūris šioje vietoje yra kritiškai svarbus. Ir džiugu matyti, kaip universitetai įtraukia e-twinning į modulius, praktikų vadovai skatina studentus dalyvauti, fakultetai kuria partnerystės su mokyklomis, dėstytojai patys tampa e-twinning praktikos ambasadoriais. Klaipėdos universitetas yra vienas iš lyderių šioje srityje ir aš tuo labai didžiuojuosi. Kaip e-twinning atitinka būsimų mokytojų poreikius? Studentai turi labai aiškią nuostatą. Duokite mums praktikos, tikros, gyvos, įdomios praktikos. Ir būtent tai e-twinning suteikia. Tai autentiška mokymo situacija. Studentas ne tik rengia pamoką praktikos mokykloje, bet ir planuoja tarptautinės veiklas, derina laikus, kalbasi su partneriais iš kitų šalių, mokosi komunikacijos per kultūrų ribas, atsako už rezultatą. Tai yra profesiniai gebėjimai, kurių neišmoksime tik iš teorijos. Skaitmeninius kompetencijų stiprinimas. E-twinning priverčia studentą filmuoti, kurti vizualus, valdyti projektų aplinkas. Tai yra 21 amžiaus mokytojo įrankiai. Tarpkultūrinės kompetencijas. Ši kompetencija viena svarbiausių šiuolaikinėme ugdyme. Mokytojas dirbantis su įvairių kultūrų vaikais turi gebėti suprasti, priimti, interpretuoti įvairovę. E-twinning tai suteikia natūraliai be prievartos. Ką studentai gauna iš e-twinning veiklų? Kuri veikla jiems turi didžiausią poveikį? Tai e-twinning kursai suteikia teorinių žinių, sertifikatų, galimybę įsitraukti į savo CV. Mokytojų rengimo konferencijos. Čia studentai pamato realias praktikas, išgirsta patyrusių mokytojų istorijas, pamato, kad projektai nėra abstrakcija, tai yra kasdienybė tūkstančiuose Europos mokyklų. Apdovanojimai ir ženkleliai. Tai suteikia matomumo, o studentams tai reiškia motyvaciją. Profesinio tobulėjimo seminarai, čia gimsta tinklaveika,
o tinklaveika viena didžiausių šiuolaikinių mokytojų vertybių. E-twinning pridėtinė vertė palyginti su kitomis platformomis, mes puikiai žinome visi, Moodle organizuoja užduotis, Teams padeda komunikuoti, Google Classroom skatina skaitmeninį mokymą. Tačiau nei viena iš šių platformų nesuteikia to, ką suteikia e-twinning. Tarptautinės partnerystės, ne šiaip informacija, bet konkrečios, realios veiklos su mokyklomis iš kitų šalių. Projektų valdymo erdvės, TwinSpace unikali aplinka, ES masto pripažinimas, e-twinning kokybės ženkleliai yra verti įrašyti savo CV. Pedagoginė orientacija, tai platforma sukurta būtent mokytojams. Platformos poveikis mokytojų praktika keičiasi. Jie drąsiau taiko projektinį mokymą, tampa kūrybiškesni, mokosi reflektuoti, padeda galvoti ne tik apie pamoką, bet ir apie projektą, sistemą, bendradarbiavimą. Mokinių rezultatai keičiasi, didėja motyvacija, auga kalbiniai gebėjimai, lavėja komunikacija, stiprėja socialiniai įgūdžiai, atsiranda tikras įsitraukimas. Klaipėdos universiteto vaidmuo tarp Europos lyderių. Po daugelio metų darbo 2025 metais Klaipėdos universitetas buvo pripažintas viena pažangiausių Europos aukštųjų mokyklų, integruojančių e-twinning į mokytojų rengimą. Tai nėra tik pavienė sėkmė, tai sistemingo darbo rezultatas. 8 mokymo sesijos, čia per 2 metus, daugiau kaip 100 studentų, 48 akademinės valandos studentui, 4 aktyvūs dėstytojai, tarptautiniai projektai, tyrimai, sklaida, inovacijų diegimas. Geros praktikos pavyzdžiai. Vienas iš geriausių skaitomas Team Travel projektas. Studentai kūrė integruotas veiklas, jungiančias gamtos, technologijų, inžinerijos menų ir matematikos temas. Tarpkultūrinės iniciatyvos, projektai, kuriuose studentai kūrė virtualias parodas, lygina švietimo sistemas, reflektuoja kultūrinius skirtumus. Mentorystės tinklai, patyrę e-twinning mokytojai, padeda studentams viso projekto metu. Ir štai naujas projektas, daug langų vienas pasaulis. Šis projektas mūsų nauja iniciatyva, gimusi iš labai paprastos idėjos. Kiekvienas mokytojas mato pasaulį pro savo langą, bet pasaulis daug didesnis nei vienas langas. Pirma savaitė būtų pažintis, ką matai pro savo langą. Studentai dalyjasi nuotraukomis, istorijomis, švietimo sistemų ypatumais. Antra savaitė kūryba. Komandos iš skirtingų šalių kuria vizualius, interaktyvius darbus, gimsta virtuali paroda Mūsų langai į pasaulį. Tikslai tarpkultūrinės kompetencijas, skaitmeninis raštingumas, bendradarbiavimas, kūrybiškumas, pedagoginė refleksija. Tai ne tik projektas, tai tiltas. Kodėl mums reikia daug langų? Šiandien žvelgdami į pasaulį turime suvokti, mokytojas nebėra tik žinių perteikėjas. Mokytojas yra kultūrų tarpininkas, lyderis, kūrėjas, įkvėpėjas, bendradarbiautojas. Ir e-twinning suteikia jam galimybę tapti būtent tokiu atviru, empatišku, kūrybišku, europietišku mokytoju. Nes kai atveri ne vieną, o daug langų, pamatai, kad pasaulis yra bendras ir mes jame mokomės vieni iš kitų. Ir pabaigai norėčiau, kad įsitrauktumėt į e-twinning projektus. Esame atviri dialogui mokytis, matyti pasaulį plačiau ir truputį tokios dinamiškos veiklos. Paprašysiu jūsų pažiūrėti pro langą ir vienu žodžiu, kuris apibūdintų, ką matote pro savo langą, pavyzdžiui, saulė, miškas, miestas, ramybė, įrašytumėt į mūsų pokalbių kambarį tą vieną žodį. Šie žodžiai simboliškai atspindi skirtingus langus ir tai bus mūsų pirmoji virtuali tarpkultūrinė paroda. Aš dabar tos mūsų pokalbio lango nematau, bet tikiuosi, kai baigsis pranešimas, matysim jūsų įrašą ir tai bus mūsų tarpkultūrinė paroda. Gal yra klausimų? Ačiū, Raminta.
už pasidalijimą. Dabar, kiek matau, visi labai dalinasi ir rašo į langelius labai gražius žodžius, ką jie mato pro langą. Gal jūs galėtumėt pagarsinti? Laukas, sodas, ramybė, ruduo, medžiai be lapų, peizažas, upė, neris. Aš jau čia apačioj, to į viršų pakilsiu. Namai, parkas, šviesa, ąžuolas, magistralė, namas ir medžiai, statyba, spalvos, vėlgi parkas. Tai va, kartojasi čia. Ežeras, medžiai, beržai. Tai iš tikrųjų mes tą pasaulį matome labai skirtingai per langą, taip, ir galima labai simboliškai traktuoti. Ir tai yra visas mūsų pasaulis. Tai ačiū labai, kad klausėtės, kad dalyvavote ir kviečiu prisijungti prie įtvyningų veiklų. Jeigu domina, bendraukime. Dėkui. Gal turite klausimų, Ramintai? Na, aš tiesiog tai, kol nėra dar klausimų, gal jie kils vėliau, į pabaigą dar padiskutuosim. Raminta, noriu paklausti, o kaip tie studentai įsitraukia? Jūs sakot, jie taip noriai įsitraukia, bet jie vis tiek savaime be universiteto dalyvavimo neįsitraukia tikriausiai. Kaip jūs įtraukėte? Tai mes turime tokį dalyką - informatika ir informacinės technologijos ugdyme. Ir šitoj savo programai mes pritaikėme įtvyningą projekto modelį. Ir tas modelis mums yra pasiteisinęs, mes jau 6 metus šitą veiklą užsiimame ir tokiu būdu studentai, jie tiesiogiai prisiliečia prie projektų kūrimo, tai yra edukaciniai mūsų projektai, bet paskutiniu metu mums pavyksta jau ir su universitetais susiliesti. Tai yra Latvijos Rygos universitetas ir dabar kaip tik pakalbinau dar kartą ir prisijungs prie mūsų šito naujo projekto Daug langų vienas pasaulis. Žodžiu, tai bus tarptautinis projektas. Šitas rodiklis mums yra labai svarbus, nes kai mes teikiam paraišką, reiškia būti įvertintiems, į Briuselį ta paraiška keliauja, tai rodiklis tarptautiškumas yra labai vertinamas ir mes džiaugiamės, kad gavom šiais metais apdovanojimą 2 žvaigždučių už tarptautiškumą ir tai reiškia projektinę veiklą. Dėkui. Įsitraukia studentai, kiek suprantu, įsitraukia ir mokytojai, taip? Ir jie atranda tarp tų būsimų mokytojų studentų tą tokį betarpišką ryšį ir kartu galbūt šitame projekte kaip ir savaime įsitraukia ir mokiniai, tiesiog visa didžiulė bendruomenė, ar taip supratau? Jūs labai teisingai supratote, nes turėjome ir antro kurso studentus įsitraukusius ir tai buvo STEAM projektas ir studentai turėjo praktikas švietimo įstaigose ir ten su savo ugdytiniais, su kuriais vykdė praktiką, tai jie atliko nurodytas veiklas ir po to tos veiklos buvo, reiškia, pateikiamos projekte ir labai džiaugiamės, kad tai ir sudarė mūsų tarptautiškumą su, reiškia, bendradarbiaujant su kitais universitetais, mes dalinomės savo gerąją patirtim, jie mums taip pat kažkokias tai, sakykime, patirtis savo parodė, pateikė, tai manau, kad šitas dalinimasis yra tarpusavio toksai naudingas ir vienai pusė, ir kitai. Na, ačiū. Ačiū labai už pristatymą. Tai dabar kviesime mums gerai žinomą pranešėją, tai Daiva, kuri ne tik tai visą laiką pristato įvairius renginius, užduoda pranešėjom klausimus, bet dabar pati tapo pranešėja ir pasidalins savo projektu. Tai jo pavadinimas Tarptautiškumas aukštosiose mokyklose siekiant kultūrinius skirtumus turinčių studentų įtraukties. Prašau. Ačiū labai, gerbiamai moderatoriai. Taip, labai pravartu kartais būti įvairiuose amplua, tai šį kartą taip pat noriu pristatyti mūsų bendrą projektą, tarptautinį projektą, kuris būtent yra skirtas tarptautiškumui
skatinti ir, kaipgi mums kaip dėstytojams pasiruošti tam pasauliečiui, kuris atvyksta ir iš Afrikos, ir iš Amerikos, ir iš Azijos, ir iš įvairių šalių. Ir tikrai turbūt tie, kas dirba su vyresnių klasių arba studentais, būtent tai tikrai yra tekę visiems dirbti, bendrauti su užsieniečiais. O kaip žinia, tam tikrai reikia pasiruošti ir neužtenka tų pačių mūsų metodikų ir tiesiog įpročio bendrauti su lietuviais. Tai šis projektas yra skirtas būtent tarptautiškumui aukštosiose mokyklose skatinti ir dėstytojų kompetencijoms gilinti ir plėsti. Tai yra Kultintel, skatinantis skaitmeninę transformaciją dėstyme, kultūrinio intelekto taikymą siekiant studentų įtraukties ir sėkmės. Pavadinimas tikrai yra gražus ir su žodžiu sėkme, kada ruošiame tokius produktus ir tokius rezultatus, kurie turėtų nors truputėlį prisidėti prie sėkmės. Ir kasgi yra tas projektas Kultintel, kuris trunka 2 metus ir jau įpusėjęs ir rezultatai tikrai dalis jau jų yra. O pats tikslas tai yra padėti aukštųjų mokyklų dėstytojams kurti įtraukesnę ir palankesnę mokymosi aplinką studentams, atstovaujantiems įvairias kultūras. Ir šiuo projektu yra siekiama skatinti kultūrinį intelektą. Tai vėlgi pakankamai galbūt visiems įprasta, bet gilinantis ir teoriškai bandant pagrįsti, tai yra nauja tokia savoka, kas lemia vėlgi tam tikrą supratimą, sąmoningumą ir mūsų pasiruošimą bendrauti su įvairių kultūrų studentais. Ir be abejo, tai yra skaitmenizavimo įtraukimas būtent į darbą, į dėstymą, ir užtikrinant, kad studentai susidarintys su kultūrinėmis kliūtimis galėtų sėkmingai mokytis. Ir projekto uždaviniai yra būtent 6, tai yra padėti dėstytojams skaitmeniškai transformuoti dėstymą. Ir čia vėlgi yra pagrindas kultūrinio intelekto teorijų ir siekiant būtent kultūrinius skirtumus turinčių studentų įtraukties. Taip pat pripažinti dėstytojų kultūrinio intelekto kompetenciją, suteikiant mikrokredencialus, padėti dėstytojams įgyti skaitmeninės patirties, kaip kultūrinį intelektą taikyti būtent šioje plotmėje, skatinti tarptautiškumą aukštose mokyklose ir įdiegiant tam tikras strategijas, būtent pagrindžiant kultūrinio intelekto teorijomis ir dėstymo meistriškumu, skatinti dėstytojų kompetencijų tobulinimą, ir skleisti bei dalintis projekto rezultatais. Ir bendrai apie tai, kas yra tas kultūrinis intelektas ir kokia jo koncepcija, tai yra suvedama į kultūrinio intelekto taikymą skaitmeniniu būdu transformuotame dėstyme tokia specifinė dėstytojų kompetencija, kuri išsiskiria į 4 subkompetencijas. Tai visų pirma yra kultūrinio intelekto motyvacija, tai yra siekis valdyti dėstytojų asmeninius išankstinius nusistatymus ir mažiau galimybių turinčių su kultūrinėmis kliūtimis susidurančių studentų atžvilgiu. Taip pat yra žinios, kaip veiksmingai atpažinti tuos kultūrinius skirtumus ir kaip įveiklinti tas prieš tai jau įgytas žinias ar kompetencijas, gebėjimus, kuriant ir pritaikant atitinkamas strategijas, kurios irgi bus šiame projekte patikrintos ir vertintos ir pateiktos kaip geroji patirtis. Ir be abejo, kokie turėtų būti veiksmai, kuriomis siekiame sukurti, įtraukti skaitmeniniu būdu transformuotą mokymosi aplinką. Tai tokia ta bendra koncepcija, kurios pagrindu yra daromos veiklos ir siekiami rezultatai. Ši projekto medžiaga ir visi rezultatai yra skirti tokioms tikslinėms grupėms kaip aukštųjų mokyklų dėstytojai, fasilitatoriai, kurie būtent dirbs su parengta kompetencijų tobulinimo programa, aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai, kaipgi pasirengti, kokias veiklas reikia atlikti prieš tai, kad tikrai galėtų kompetentingai ir pažymint savo meistriškumą dėstytojai dirbti
būtent su tarptautiniais studentais. Na ir aukštųjų mokyklų socialiniai partneriai, tai taip pat turintys tos įvairios kultūrinės patirties, dirbant su įvairių kultūrų, įvairių šalių, šiuo atveju darbuotojais ar besimokančiaisiais. Na ir projekte yra siekiami tokie apibendrinti rezultatai, tai yra sukurti tą mokymo programą, padėti dėstytojams įgyti skaitmeninės patirties kultūrinio intelekto taikymui, na ir sukurti mokamoją e-laboratoriją, tai yra inovatyvios skaitmeninės informacijos dėstyme paremtos kultūriniu intelektu diegimas. Tai pakankamai kompleksinė ir bus plačiai prieinama e-laboratorija, kuri, aš manau, irgi turėtų būti tikslinga daugelio organizacijų, daugelio švietimo organizacijų. Na ir jeigu detaliau, tai kasgi sudarys tą mokomąją e-laboratoriją, tai visų pirma, kaip ir minėjau, tai yra kvalifikacijos tobulinimo programa, tai e-saugykla, kurioje bus pateikti gerosios skaitmeninės kultūrinio intelekto taikymo skaitmeniniu būdu transformuotoje pedagogikoje praktika ir ji bus tikrai įvertinta ir pateikta tokia, kad galima būtų ją prisitaikyti savo organizacijose, tai yra lanksčiai peržiūrėta ir įvertinta. Taip pat e-gairės skirtos įgyvendinti strategiją, skirta pripažinti ir skatinti kultūrinį intelektu pagrįsto dėstymo meistriškumą. Tai visi šie 3 rezultatai bus pateikti viešoje erdvėje ir po truputį jau pildoma yra projekto svetainė, kurioje 5 kalbomis galima bus rasti informaciją būtent minėtais rezultatais. Na ir jeigu kalbant apie kvalifikacijos tobulinimo programą, kasgi ją sudarys, tai yra be abejo pats aprašas, kuris taip pat bus viešai, jau yra iš tikrųjų viešai pateiktas ir galima su juo susipažinti. Bus 4 internetiniai nano kursai, kurie padės dėstytojams plėtoti ir tiesiog atpažinti tas kompetencijas, kurios galbūt yra jau pasipildę ir įgytos dirbant praktiškai su užsienio studentais. Na ir tai bus sudaryta iš 4 temų, tai yra kultūrinis sąmoningumas ir motyvacija, efektyvus studentų kultūrinių skirtumų nustatymas, tinkamas elgesys esant kultūriniams skirtumams ir skaitmeniškai įtraukios mokymosi aplinkos kūrimas. Taip pat bus vertinimo priemonė, kuri suteiks tą anksčiau minėtą mikrokredencialą, kultūriškai išprusęs dėstytojas, na ir vadovas besimokantiesiems, kaip fasilituoti šią programą, tai yra ta tarpinė grandis, kurie galėtų apmokyti organizacijose besimokančiuosius ir galėtų padėti paprasčiau ir sakykime, efektyviau susipažinti ir perprasti informaciją pateiktą kvalifikacijos tobulinimo programą. Kitagi antrasis tas rezultatas, ką ir minėjau, tai turėtų būti sudarytas iš 20 gerųjų skaitmeninių dėstymo praktikų ir tai būtent praktikos iš bendradarbiavimo, sakykime taip, su skirtingų kultūrų studentais. Taip pat bus pateikta 20 realaus gyvenimo atvejų analizės, tai bus informacija būtent studentams, parengta medžiaga, kaip supažindinti ir kaip aptarti visą tai, kas vyksta auditorijoje, sakykime, su studentais, ne tik tai, kad mokytojas yra susipažinęs ir gali valdyti situaciją, tačiau kad tam būtų pasirengę ir studentai, kurie dažniausiai būna tos mišrios grupės, kuriuose tikrai susipažįstama iš įvairių šalių. Na ir e-vadovas, kaip naudoti tą e-saugyklą, kuriant kultūriniu intelektu grįsto dėstymo veiksmų planas. Tai taip pat praktinis dokumentas, kuris galės būti taikomas ir adaptuojamas įvairiose mokymosi institucijose. Ir projekto rezultatai projekto svetainėje taip pat yra kuriami ir pildomi ir tai atrodytų taip. Kaip ir minėjau, visa informacija svetainėje bus pateikta 5 kalbomis. Na ir dar trečiasis detaliau, tai būtent e-gairės,
kurios yra skirtos įgyventinti strategiją, pripažinti ir skatinti kultūrinį intelektą, būtent kultūriniu intelektu pagrįsto dėstymo meistriškumą. Ir tai sudarys strateginės rekomendacijos aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojams, kaip reikėtų pasiruošti arba tiesiog ką pasiūlyti dėstytojams, kurie dirba su įvairių šalių studentais, taip pat pedagoginį priemonių rinkinį, skirtą fasilituoti kvalifikacijos tobulinimo programą ir taip pat būtent minėtai specifiniai kompetencijai ugdyti. Tai tokie tie rezultatai, jie taip pat yra jau talpinami projektų svetainėje ir, kaip ir minėjau, 5 kalbomis. Na ir kokiagi ta projekto pridėtinė vertė, be to, kad bus fiziniai skaitmeniniai rezultatai, tai kad tobulinti dėstytojų kompetencijas ir nors ir atrodo, kad mes savaime pritaikome tai, ką turime ir tiesiog įgyjame praktikos darbui su užsienio studentais, tačiau tikrai, manau, kad yra verta papildyti tą savo žinojimą ir praktiką būtent tam tikrais teoriniais galbūt ar kitų praktikų paaiškinimais. Taip pat pateikti strateginės rekomendacijas administracijos darbuotojams, kurie irgi yra vertingi, nes, kaip žinia, tikrai yra svarbu parama iš administracijos siekiant ar adaptuojant naujoves ir tam tikras aukštesnės kompetencijas. Ir įgalinti dėstytojus, skatinti studentų sėkmę tobulinant kultūrinį sąmoningumą ir tarptautiškumą šviestime. Tai būtų tos pridėtinės vertės projekto, kurios kaip ir nėra konkrečiai galbūt apčiuopiamos kuriant rezultatus. Ir kokiegi tie mūsų projekto partneriai, tai koordinatoriai ir viso projekto vedantieji yra Socialinių inovacijų fondas iš Lietuvos, yra Porto Escape universiteto padalinys būtent iš Portugalijos, taip pat Center of Social Innovation, tai centras iš Kipro. Vieni iš partnerių yra Latvijos universitetas, ir Vytauto Didžiojo universitetas, taip pat vieni iš partnerių, kurie prisideda ir kartu kuria šį rezultatą. Ir projekto svetainė jau, kaip ir minėjau, yra pildoma, ji tikrai dar nėra pabaigta, tiesiog yra pateikiama tam tikra dalis sukurtų rezultatų, tai tikrai kviečiu pabandyti pasižiūrėti, kas galėtų juose jau būti. Ir kviečiu naujieną sekti Facebook'o puslapyje Teaching for Inclusion and Success in Higher Education. Tai būtent taip pavadintas yra puslapis. Tai tiek greituoju būdu trumpai noriu pristatyti ir pasidalinti šio projekto rezultatais. Ir aš tikiu, kad jie tikrai bus aktualūs daugeliui iš mūsų. Ačiū. Ačiū, Daiva. Iš tikrųjų, jūs teisi, tikrai labai aktualūs ir manau pasitarnaus daugeliai ne tik aukštųjų mokyklų, bet ir galbūt kitoms ugdymo institucijoms, kadangi tikrai mes dabar jau gana dažnai susidurime su įvairių tautybių atstovais, kurie ir gyvena Lietuvoje ir mokosi Lietuvoje. Ir tie kultūriniai skirtumai dažnai būna mūsų nesuprasti ir kol mes tikrai neįsiaiškinam, tai iš tikrųjų mums kelia įvairių problemų ir tiems žmonėms kelia įvairių problemų. Nes mes vienas kitų nepažįstam ir tie mūsų kultūriniai skirtumai kitą kartą tiesiog kuriozinės sukuria arba net ir juokingas, o kartais ir liūdnas istorijas. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi jūsų projektu dėl to, kad tai galėsim tiesiog naudotis, nes tai bus viešinama, ta e-laboratorija, kur iš tikrųjų galima bus tiesiog pasinaudoti drąsiai ir tai bus visomis kalbomis, net ir kaip suprantu, tarp jų ir lietuvių kalba, ne? Kam sunkiau angliškai ar dar kažkokią kitą kalbą skaityti, tai tikrai labai džiaugiamės. Gal turit kokių klausimų iškylo, paklausti. Tai tikrai kviečiu pasidomėti. O kaip jūs taip ir sugalvojate? Aš suprantu, kad pavyzdžiui ir mūsų universitete ir jūsų tikrai daugėja tų iš įvairių
kaip pasakyti, pasaulio šalių, ne tik Europos, tų studentų, taip, ypač iš trečiojo pasaulio, ir tikrai mes susiduriam su įvairiomis problemomis. Tai tiesiog jūsų tas projekto labai sukūrimas, įrengimas ir įgyvendinimas labai savalaikis yra. Ir tos iniciatyvos iš jūsų kilo, ar čia jūsų partneriai kėlė jas, gal galit pasidalinti? Šitome projekte mes esame partneriai ir koordinatoriai yra iš socialinių inovacijų fondo. Ir čia kolegės yra būtent Deimantė ir Živilė. Tai gal jos galėtų papildyti, bet gal galim ir palikti paslapčiai. Tiesiog aš manau, kad tai yra aktuali tema ir tai yra projektas, kuris buvo atspėta, kiek aktualu tą temą gvildenti ir tiesiog labai džiugu, kad pakvietė mus kaip VDU atstovus ir ta partnerystė tęsiasi jau nuo keliolikos turbūt projektų ir tikrai manau, kad tai yra reikšmingi darbai. Tai nežinau, ar Deimantė kaip koordinuojanti galėtų dar kažką papildyti. Sveiki, malonu. Dėkui iš klausimą, čia taip gal sudėtinga daug komentuoti, tai gal norėčiau pasakyti, kad labai džiugu, kad šitam projekte tikrai dalyvauja net 3 universitetai ir jų patirtis ir ta pati tikrai tikslinė grupė ir problematika susijusi būtent su ugdymu universitetuose, dėl to tikrai labai, labai svarbu ta mūsų smagi tokia partnerystė. O idėja tai turbūt tikrai atsižvelgiant į šių dienų vis besikeičiantį pasaulį. Ir jau projekto autoriai padirbėjo. Tai gal trumpai. Ačiū, tikrai smagu, kad čia pasirodo jūsų integruotas tas kartu projektas. Aš žiūriu, mes matom, klausimai yra parašytas. Ką reiškia žodis fasilituoti? Ar tą patį, ką ir anglų kalba? Taip, kaip tik dar, nors ir projekte tikrai mes turim apibrėžimus ir juos traktuojam vienaip ir gal paprastąją kalbą, tai tikrai, kad tai yra tarpininkauti, padėti įsigilinti ir padėti dirbti su pateikta medžiaga, siekiant bendrų tikslų, palengvinti tą procesą mokymosi. Tai fasilitatorius, taip, tai yra tiesiog pagalba iš šalies, kuri leidžia savarankiškai mokytis, bet su tam tikra pagalba. Tai tiesiog tai yra tokia savoka. Ačiū. Siūlau jums ir vartoti lietuvių kalbą. Bet gal matyt, žinokit, kad tas žodis yra priimtas lietuvių kalboje, tikrai yra vartojamas ir kalbininkai, aš manau, neprieštarauja, nes aš tikrai ne kartą esu šitą žodį sutikusi. Nes galbūt tai ir paprasčiau, ypač tarptautiniuose projektuose, kadangi kitaip mes ir su partneriais nesusikalbėsime, paskui gali daug iš tų rutuliuotis reikšmių. Tai manau, kad nieko prieš, galima lietuviškai, bet projektuose daugiau ko gero naudokime tai, ką leidžia, galima ir fasilitatorių naudoti. Ar taip, Daiva? Tikrai taip, ir lietuviškai tai būtų palengvintojas, nežinau, ar tai tikrai būtų labai tinkamas žodis, ypač, kaip ir sakot, bendradarbiaujant su užsienio partneriais, bet tuo pačiu ir išversta į lietuvių kalbą ta medžiaga šiek tiek atrodytų ne visai aukštajam mokslui pritaikyta, tai tiesiog priimta toksai tarptautinis ir skolinys, sakykime, bet mes esam viso pasaulio gyventojai ir tikrai jau nebegalim sustoti tik tai ties lietuvių kalba. Ačiū. Ačiū labai Daivai už pranešimą. Dabar kviesime, kadangi nematau daugiau klausimų, kviesime Sonatą tikriausiai, ar taip? Pristatys mums 3. projektą. Tai skaitmeniniai Europos 4.0 piliečiai, galimybės kelti kvalifikaciją dalyvaujant mokymosi kursuose bei validuoti savo naujai įgytus įgūdžius ir kompetencijas, gaunant mikrokredencialus. Taip.
Tai Ačiū Jums. Ačiū Jums labai už Tai Deimantė. gerą pristatymą. Taip, tai būsiu aš. Dabar netaip dažnai tikrai tenka naudotis Teams platformą. Tikiuosi, Jūs matote mano pranešimo skaidres. Taip. Man pavyko pasidalinti, džiaugiuosi. Gerai, tuomet... Gal tik per visą ekraną, jeigu galėtumėt. Aha, gerai. Taip. Jau. Taip? Taip. Tvarkoj. Dėkui tuomet ir pristatysiu mūsų organizacijos ir kitų 7 partnerių įgyvendinamą projektą. Trumpai jį vadiname skaitmeniniai Europos piliečiai. Na ir šiame pranešime norėčiau pristatyti, taip ir pavadinau, galimybės kelti kvalifikaciją dalyvaujant mokymosi kurse bei validuoti savo naujai įgytus įgūdžius bei kompetencijas gaunant mikrokredencialus. Tai viską ir sudėjau į šitą pavadinimą. Na ir po truputėlį išdėliosiu, kas kaip čia susiję. Ir kažkodėl taigi pasidalinau. Man bus skaidrių. Štai. Taigi, šiuo projektu siekiama, kad mokymasis ir švietimas apie naujas skaitmeninio amžiaus technologijas taptų prieinamesnis daugelį Europoje žmonių. Šiuo projektu reaguojama į neatidėliotinamą poreikį suteikti kokybiškas mokymosi galimybės toms ES gyventojų grupėms, kurios turi mažesnės galimybės dalyvauti ateities darbo rinkoje ir pilnavertiškai dalyvauti visuomeninėme gyvenime. Tai yra tiems europiečiams, kurios labiausiai paveikia skaitmeninė atskirtis. Projekte pažymime, kad pažangūs skaitmeniniai įgūdžiai šiuo metu yra būtini mūsų kaip visuomenės bendram atsparumui stiprinti. Todėl projekto partneriai stengiasi sudaryti sąlygą suteikti įrankius ir priemonės, kad daugybė europiečių įsigytų skaitmeninių įgūdžių, ypač daug dėmesio skiriant pažangiems skaitmeniniams įgūdžiams, kurie, kaip tikimasi, suformuos ateities pasaulį. Na ir tie dauguma europiečių, tai dėl to, kad kursas bus ne tik anglų, bet visomis projekte dalyvaujančiomis šalių kalbomis. Taigi, tuoj patikslinsiu, kas to šalis. Ir kuriame mes skaitmeninį Europos piliečiai mokymo programą, ne tik aprašą, bet gana tokią plačią programą, kuri bus prieinama internete. Taip pat mokymosi kursą ir įsivertinimą suteikiant mikrokredencialus. Pati mokymo programa suteiks visus pagrindinius skaitmeninius įgūdžius reikalingus klestėti labiau automatizuotame skaitmeninėme ir dinamiškame pasaulyje. Mokymosi kursai arba kursas dėl to, kad galima dalyvauti bus įvairiose temose, galbūt mokytis visose numatytose temose, o gal vienoje. Taigi aukštos kokybės internetinis mokymosi šaltinis 7 ES kalbomis, suteiksiantis visiems piliečiams galimybę tobulintis arba persikvalifikuoti atsižvelgiant į šiuo metu vykstančią visuomenės raidą, be abejo skaitmeninių technologijų srityje. Ir mikrokredencialas bus konkretus dalyvių naujai įgytų įgūdžių įrodymas. Projekte dalyvauja organizacijos iš Lenkijos, tai yra koordinatorius yra Gdansko technologijos universitetas, tuomet iš Austrijos mokymo organizacija, Graikijos dalyvauja 2 organizacijos, Atėnų viso gyvenimo mokymosi institutas ir iSkills organizacija, taip pat organizacija Proximar iš Portugalijos, socialinių inovacijų fondas iš Lietuvos, nevyriausybinė organizacija Prisma iš Italijos ir nevyriausybinė organizacija Reset iš Kipro. Taigi kartu mes kuriame projekto produktus ir mokymo programa bus prieinama visomis projekto partnerių kalbomis ir anglų kalba. Kokie mūsų tikslai? Ne tik sukurti mokymosi įrankius ir priemonės, tačiau ir apmokyti gana daug 1400 žmonių dalyvaujant mokymosi kurse. Taigi, vienas iš tikslų pakviesti žmonės dalyvauti, tai yra maždaug 200 žmonių Lietuvoje galės mokytis šių
temas šiek tiek toliau pristatysiu. Ir visi dalyviai sėkmingai užbaigę mokymosi kursą turės galimybę validuoti savo naujai įgytus įgūdžius ir kompetencijas gaudami mikrokredencialą. Taigi, galbūt paminėsiu pirmiausia temas. Tai, kaip matote, kairėje pusėje 10 temų susijusių su skaitmeninėmis technologijomis. Dirbtinis intelektas, papildyta realybė, meta visata, debesų technologijos, robotika, daiktų internetas, kvantinė kompiuterija, 5G ir 6G, kibernetinis saugumas ir mobilusis internetas. Ir 3 tokie minkštieji vadinami įgūdžiai, kurie taip pat, jie pateikiami iš tos besikeičiančios darbo rinkos perspektyvos, tai yra, kad, tai svarbu būtų peržvelgti. Tai pavadinta jie pažangus kognityviniai įgūdžiai, nes matoma, kad kažkiek tai keičiasi ir šių įgūdžių pobūdis reikalingas šiuolaikinėje darbo rinkoje, tarpasmeniniai įgūdžiai, ir sunkiau buvo apibrėžti lietuviškai asmeninis tobulėjimas ir verslumas arba savęs pažinimas, savęs vadovavimas savo, savivaldos įgūdžiai, turbūt lietuviškai terminas dar galbūt nėra taip labai nusistovėjęs. Ir projekte sukurtos mokymo programos testavimas Lietuvoje numatytas kovo-rugsėjo mėnesiais, taigi iš tikrųjų grupių bus daug. Taip sakau grupių, nes turbūt svarbu būtų paminėti, kad norintys dalyvauti, galės dalyvauti mokyme internetu, online jungtis į mokymus, tačiau norint įgyti mikrokredencialą, teks atvykti ir dalyvauti jau klasėje, auditorijoje, laikant supervizuojamą baigiamąjį testą. Taigi šiuo atveju mes kalbame apie mikrokredencialą, kuris, tokia standartizuota, kuriam gauti numatyta standartizuota procedūra. Taigi projekto svetainę galima susipažinti, ji yra anglų kalba, galite nuskenuoti QR-kodą ir mes kviečiame aplankyti. Taip pat projektas turi 3 socialinius tinklus, tai vėlgi priklausomai galbūt visus naudojate, galbūt tik vieną, labai kviečiame taip pat juose apsilankyti, aišku, juos galima patekti iš mūsų projekto svetainės, taigi QR-kodas dar kartą. Ir Facebook'e, Instagram'e ir LinkedIn tinkle galite sekti mūsų naujienas. Tiek trumpai norėjau pristatyti, galbūt galiu šiek tiek pakomentuoti, kad mokymosi medžiaga yra, sudaryta ir iš teorijos, ir šiek tiek istorinės apžvalgos, ir iš praktinių pavyzdžių šiuose visose minėtose temose. Taigi, taip galbūt greitai prabėgau, bet galbūt turite klausimų. Ačiū, Deimante. Iš tikrųjų, gal yra klausimų. Aišku, mes apie mikrokredencialus čia turėjom ne per seniausiai per LDM seminarus ir kalbėjom apie tai, bet galbūt ne visi tada dalyviai dalyvavo. Gal, Deimante, galėtume truputėlį įvardinti, kas tas mikrokredencialas, kad kiti, kurie galbūt negirdėjo arba šį kartą prisijungė ir iš vis pirmą kartą tą žodį girdi, gal kilo klausimų, jiems tik nedrįsta paklausti. Dėkui Jums. Čia turbūt tokia platesnė diskusija, gal čia man ir Daiva kažkiek tai padėtų, galbūt aš tiesiog galėčiau vardinti, ko mūsų projekte. Tai jūsų projekte? Taip, skiriasi šiek tiek galbūt nuo tokių, aš kaip suprantu, Lietuvoje tai mes dar neturime vieningos ir Europoje galbūt sudėtinga tikėtis vieningos mikrokredencialų sistemos. Tai čia mes šiame projekte remiamės Graikijos organizacijų patirtimi, kurie jau turi mikrokredencialų išdavimo procedūrą ir mes už tai vienas iš projekto idėjų ir tikslų yra diegti ją plačiau Europoje. Tai yra, ir mes pirmą kartą galbūt bandysime diegti tokią procedūrą Lietuvoje, aišku, projekto metu. Tai dėl to tas gavimas to sertifikato arba
šito mokymosi baigimo nebus toks paprastas. Maždaug vienos temos mikrokredencialos teikimas vienai temai galėtų trukti iki 45 minučių. Tai gali įsivaizduoti, kad tai tikrai tokia procedūra, kurioje, na, tas egzaminas, tas testas toks kaip egzaminas, ar ne? Ir tai čia, kas mikrokredencialas, gal neatsakiau, gal atsakiau, na, paprastai tu turbūt validavimas arba, na, pripažinimas, įgytų žinių pripažinimas, tai vat šioje mokymosi programoje įgytų žinių pripažinimas, na, mikrokredencialas, kurį jūs galite pateikti, kad vat štai aš žinau, išmanau šią temą ir mūsų projekte galima bus rinktis, ar jūs norite įgyti vieną mikrokredencialą, viena tema, ar galbūt netgi visomis, tai aišku, darbo tada bus daugiau. O plačiau galbūt čia Daiva pasakytų. Aš manau, kad čia kito renginio diskusija ir iš tikrųjų mes visi daugiau mažiau žinom, kas tai yra tie mikrokredencialai ir juos bandom visi teikti, duoti ir turim savo supratimą, tai neįsiplėsim, manau, šį kartą. Neįsiplėsim, aš tik tai norėjau tokį užduoti toną, kad žmonės tiesiog pasirinktų, nes matot, jūs įvardinot, kad galės nuotoliniu būdu laikyti, bet jeigu norės mikrokredencialo, reikės atvykti. Tai vat, kad galbūt iškilo klausimas, o kuo čia skirsis? Skirsis, aš manau, tuo, kad mikrokredencialą gavus, jūs jau galite tai įvardinti kaip kažkokią studijų vieno dalyko, kažkokią dalelytę. Tai yra, tai gali integruotis į studijas jūsų, į kažkokį tai dalyką. Tai yra žymiai rimtesnis įvertinimas, negu kad gauti taip eilinį kažkokią tai kaip pažymėjimą, kur mes ir dabar už mokymus gaunam. Nes tai bus galimybė pasirinkti žmonėm, ar jie tiesiog išklausė, nes tie kursai jūsų ir tematikos gana įdomius. Ir tiesiog, kad pasirinktų ir žinotų, jeigu man nereikia mikrokredencialo, aš ten toliau nežadu niekur studijuoti, kad man aukštoji mokykla užskaitytų ir pridėtų, kad aš turiu, tai tiesiog įgyju pažymėjimą ir nuotoliniu būdu paprastai įsilaikau testą. Tai ar taip? Taip galima traktuoti. Tai va, aš tiesiog norėjau tokios diskusijos, o yra kaip yra, tai iš tikrųjų, net man atrodo, kad iš tikrųjų dabar plačiai apie tai diskutuoja ir ateityje mes tikrai galbūt turėsim tą vieningą sistemą ir Lietuvoje tai bus ne naujiena jau, o įprasta procedūra, kur tikrai daugelis galbūt rinksis. Taip, ačiū labai, dar norėčiau pasakyti, kad tikrai dėkui Jums už klausimą, nes šitą aspektą galbūt plačiau ir buvau pamiršus pakomentuoti. Tai vienas iš mūsų projekto tikrai išskirtinumo, tai kad, na, mes jau bandome ir, aišku, tai nėra taip paprasta, tačiau bandome dėkti, išbandome šią sistemą. Ir taip pat įdėjo čia į mūsų susirašinėjimus pagal ES tarybos 22 metų rekomendaciją mikrokredencialas apibrėžiamas kaip besimokančiųjų įgytų mokymosi rezultatų įrašas pasiektas per trumpą mokymosi patirtį. Tai apibrėžimą įdėjo mums. Ačiū labai. Taip, ir skaidrėse buvo elektroninis paštas, arba galite rašyti mums, nežinau, ar čia mūsų elektroniniai paštai kažkaip adresai taip pat tarpusavį galbūt mes juos matome, tikrai galite kreiptis, jeigu žinote, kam būtų įdomu mokytis. Tai, kiek supratau, kadangi labai bus daug dalyvių, kurie galės rinktis, tai čia galės, kas nori rinktis, tiesiog pas jūs registruojantis. Taip. Tai prašom ir mūsų LDM nariai, atstovai ir čia dalyvaujantis, drąsiai dalyvaukit, junkitės, kad turėtume daug besimokančių, tikrai temos aktualios, įdomios ir manau, kad tikrai sulauksi daug norinčių, tiek ir įvykdysit projektą, kiek esat ir užsiplanavę. Ačiū labai, Deimantė, už pristatymą, buvo įdomu. Na ir liko mūsų dar vienas projektas, tai Živilės, taip. Tai jis vadinasi Kartu į priekį. Socialinės inovacijos padedančios paversti moterų bėgančių iš Ukrainos užimtumo ir socialinės įtraukties iššūkius galimybėmis. Tikrai labai aktualus šiai dienai projektas, taip, tai norim jūs ir išklausyti. Prašom.
Labą dieną visiems. Iš tikrųjų, pirmiausia, norėjau padėkoti už galimybę, kad galėsiu pasidalinti, ką mes gero veikiam ir ką toms ukrainietėms moterims siūlom. Tai pasidalinsiu tada skaidrėmis. Ar matote, viskas gerai? Taip mato. Taip, tai šiandien norėčiau papasakoti apie mūsų organizacijos socialinių inovacijų fondo koordinuojamą projektą. Angliškai mes vadinam jį Go Forward, tai kaip lietuviškai kartu į priekį. Ir jis yra skirtas būtent ukrainietėms moterims, pabėgusioms nuo karo, apsigyvenusioms kitose ES šalyse. Na, tas iššūkius susijusius su užimtumo galimybėmis ir socialinė integracija, būtent tos iššūkius kaip paversti galimybėmis. Tai mūsų iš tikrųjų šitas projektas yra pirmasis toks finansuojamas iš Europos socialinio fondo plus socialinių inovacijų plus iniciatyvos. Na ir tai yra mūsų 1,5 metų projektas ir dar kol kas mes jį intensyviai įgyvendinam, nes praėjo truputėlį mažiau negu pusė. Tai kartu su užsienio ir Lietuvos partneriais kuriame medžiagą, mokomąją medžiagą, kurią paskui naudosime būtent dirbti su ukrainietėmis moterimis. Tai projekte turime be mūsų dar 3 organizacijas. Turime nevyriausybinę organizaciją CSI iš Kipro, taip pat nevyriausybinę organizaciją CPIP iš Rumunijos ir iš Lietuvos turime dar vieną partnerį, uždarą akcinę bendrovę JITL. Ir šita įmonė, jinai organizuoja mokymus kirpėjoms ir manikiuristėms. Ir daugiausia pas juos mokosi ukrainiečių moterų. Tai kartu su visa šita partnerystė. Na, kai rengėme projekto paraišką, iš tikrųjų atlikome daug analizės, žiūrėjome įvairius tyrimus atliktus ES lygmenių, kad išsigrynintume tą problemą egzistuojančią. Na, tiesiog problema tokia, ką mes atradome, kad iš tikrųjų daug tų pabėgėlių ukrainiečių, kai ieško darbo ir susiranda kitose šalyse, tai dažniausiai tas darbas būna žemesnio lygio negu jų turima kvalifikacija ir įgūdžiai, arba tiesiog ne visai tokio lygio netitinka jų tos kvalifikacijos ir turimų įgūdžių. Ir dauguma iš tikrųjų pabėgėlių yra moteris. Na ir jos vėlgi, kadangi dažniausiai pabėga kartu su vaikais, tai jom yra pakankamai sudėtinga susirasti darbus, tiesiog nes reikia suderinti pareigas šeimai ir būtent tą darbą. Tai ir iš tikrųjų analizavome įvairias iniciatyvas jau įgyvendintas iki šios dienos ir taipogi įvertinome tai, kad savarankiško įsidarbinimo skatinimas yra viena iš veiksmingų priemonių padedančių ukrainietėms užsitikrinti pragyvenimo šaltinį. Tai yra, jeigu jos įsteigia mažus kažkokius versliukus, tada joms yra paprasčiau susiderinti būtent tą darbą ir šeimą, todėlgi mes projekte būtent ir orientuojamės iš tikrųjų į kultūros ir kūrybos sektorius ir būtent skatinsime ukrainietės moteris susirasti darbus, įsteigti tos mažus versliukus būtent šiame sektoriuje. Nes kadangi moteris jos yra nagingos, daug jų gamina įvairius rankdarbius, tiesiog daug daro įvairių veiklų rankomis, tai jom yra rekomenduojama tiesiog pardavinėti savo sukurtus gaminius. Tai pačio projekto tikslas yra būtent atstiprinti ukrainiečių moterų socialinę ir ekonominę įtrauktį šalyse, kuriuose jos laikinai gyvena, pabėgusios ir būtent sudaryti savarankiško užimtumo galimybės kultūros ir kūrybos sektoriuose ir į šitą procesą įtraukti vietinės
kūrybos ir kultūros sektoriaus įmonės. Ir uždaviniai mūsų projekte būtų pirmiausia tai motyvuoti ukrainietės savarankiškai įsidarbinti minėtame sektoriuje, taip pat pastiprinti jų turimas kompetencijas ir įgūdžius, tuos, kurie praverstų tam savarankiškam įsidarbinimui kultūros ir kūrybos sektoriuje, organizuoti tokį renginį Ukrainiečių moterų dieną, truputėlį vėliau papasakosiu plačiau, kas tai per renginys, ir jis toks kaip socialinės paramos mechanizmas tas renginys būtų, kad padėtų moteriams integruotis į darbo rinką ir visuomenę. Na ir žinoma, projekte sukurto novatoriško švietimo modelio sklandų įgyvendinimą, užtikrinimas šio modelio įgyvendinimo irgi yra vienas iš uždavinių. Na, projekte turime dvi pagrindinės grupės tikslinės, tai kaip jau ir minėjau, tai yra ukrainietės moteris, kurios bėga nuo vykstančio karo Ukrainoje, ir taip pat suaugusių švietėjai ir fasilitatoriai, na, tą patį žodį turime, palengvintojai įgyvendinantis projekto metu sukurtą novatorišką švietimo modelį. Dabar mūsų projekto metodika yra būtent paremta tom, kad projekto metu mes kursime modelį, tą švietimo socialinį modelį, mes jį pavadiname sėkmingos ukrainietės kultūros ir kūrybos sektoriuje, ir šitas modelis yra grindžiamas 3 etapų metodika. Tai pirmiausia motyvavimu, tuomet žinių gilinimu ir veiksmų įgyvendinimu. Na ir kaip visas tas modelis yra kuriamas, tai šita metodika sudaro ciklinį procesą, ir kiekvienas žingsnis to proceso sustiprina kitus žingsnius. Ir labai yra svarbu tas pradinis motyvacijos etapas, nes jis būtent sudaro pagrindą dalyvių įsitraukimui ir norui mokytis. Ir kai jau sumotyvuojame mes dalyvį, tada jau galime pereiti prie antrojo etapo, kuomet jau giliname žinias, mokantis, tai vadinama e-studijoje, kur įgyjamos, patobulinamos būtinos kompetencijos verslui, kultūros ir kūrybos sektoriuje pradėti. Na, o tuomet jau trečiasis etapas jau tada apima tos motyvacijos ir įgytų žinių transformavimą į tam tikrus konkrečius veiksmus jau siekiant įsidarbinimo. Ir dabar tas švietimo socialinis modelis, jis susideda iš 3 pagrindinių mokymų modulių skirtų ukrainietėms. Tai pirmiausia yra motyvacinis seminaras, inovatyvūs sprendimai kultūros kūrybos sektoriuje ukrainietėms. Tada turime e-studiją, ukrainiečių moterų savarankiškas įsidarbinimas, kaip pasiekti sėkmę. Ir trečiasis modulis tai yra ukrainiečių moterų diena. Na, būtent čia ta priemonė skirta ukrainiečių moterų integracijai į darbo rinką ir visuomenę. Dabar kalbant apie tą pirmąjį etapą, apie motyvavimą, tai projekto metu organizuosime kaip pirmąjį tokį etapą motyvacinį seminarą. Na ir stengsimės motyvuoti tas ukrainietės moteris, ieškoti tos galimybės savarankiškai įsidarbinti kultūros ir kūrybos sektoriuose. Planuojame turėti 7 valandų seminarą. Ir šiam seminarui jau mes sukūrėme medžiagą, kurią naudosime. Tai ta medžiaga yra įžanga. Įžanga yra skirta pristatyti visą tą motyvacinį seminarą, kodėl to reikia, kokia yra jo struktūra ir ko išmoks dalyvės dalyvaudamas seminare. Tai su šita įžanga rekomenduosime dalyviams susipažinti prieš ateinant į renginį, o pačiame renginyje jau daugiausia, ką žiūrėsime 25 analizuosime sėkmės istorijas ukrainiečių moterų, kurias jau surinkome. Tai dalis istorijų tai yra gerosios praktikos 10 ukrainiečių moterų, su kuriomis buvo atlikti interviu ir iš tų interviu padarytos istorijos. Šios moterys gyvena šiuo metu projekto partnerių šalyse,
ir jos sėkmingai yra įsteigusios savo verslus ir tiesiog pasidalina savo kelionę link tos sėkmės, ką jos dabar yra pasiekę, pasidalina patarimais, ką patartų kitoms moterims esančiams panašioje situacijoje. Tai va, ir tada turime dar 15 sėkmės istorijų ukrainiečių moterų, kurias rinkome jau internete. Tai šios istorijos yra moterų ukrainiečių iš viso pasaulio. Tai vėlgi, tai moteris, tos istorijos parodo moterų gyvenimo kelią ir kaip jos atėjo link to taško, kur jos yra dabar, kokiais sunkumais susidūrė, ką jos darė ir ko jos pasiekė. Na, tai dabar antrasis etapas tai yra žinių įgijimas ir įgūdžių tobulinimas. Tai čia mes turime e-studiją. Ir ta mūsų e-studija yra paremta mišriuoju ir atvirkštiniu mokymusi. Tai pirmiausia, kalbant apie mišrųjį mokymąsi, tai tiesioginius užsiėmimus derinsime su savarankišku dalyvių mokymusi internete. Ir atvirkštinis mokymasis, tai tiesiog kadangi dalyvės prieš ateidamos į užsiėmimus, tiesioginius užsiėmimus klasėje, turės tą temą jau pasianalizuoti namuose, elektroninėje platformoje ir ateiti jau pasiruošusios, analizuotis tas pačias temas ir gilintis žinias. Na ir dabar mokomoji medžiaga e-studijoje yra skirta tobulinti 4 ukrainiečių moterų kompetencijas. Tai kultūrinio sąmoningumo ir saviraiškos svarba, pagrindiniai verslo kultūros ir kūrybos sektorėje principai, verslo kultūros ir kūrybos sektorėje principai ir skaitmeninimo galimybės, savarankiško užimtumo galimybių kultūros ir kūrybos sektorėje realizavimas. Taigi turime 4 kompetencijas ir kiekvienos kompetencijos stiprinimui yra sukuriamas toks nano atviras nuotolinis kursas, kaip mes vadiname. Tai yra nedidelis kurselis sudarytas, kiekvienas jų sudarytas iš 5 įgarsintų vaizdo pamokų. Ir į kiekvieną pamoką, į kiekvieną tą vaizdo įrašą yra integruotas ir žinių pasitikrinimo testas. Tai gaunasi kaip ir interaktyvus ta vaizdo pamoka. Ir kiekvienos kompetencijų stiprinimui bus kuriama po 5 pamokas, tai iš viso turėsime mes 20 pamokų. Ir turime, aišku, integravę ir į mokymosi procesą savęs vertinimą. Tai sukursime savęs vertinimo testą, tai yra prieš pradedant dalyvauti studijoje ir baigus dalyvauti yra atliekamas testas, atsakoma į klausimus ir dar antroji dalis savęs vertinimuose, tai pabaigus mokytis studijoje, dalyvės turės pasidaryti savo verslo idėjos pristatymą, kurį panaudos vėliau 3 etape modelio ir pristatys verslo įmonėms. Na ir jeigu sėkmingai yra baigiamas kursas, tuomet yra išduodamas skaitmeninis ženklelis. Na ir taip, tai dabar paskutinis 3 etapas yra ukrainiečių moterų diena, seminaras. Na, į šį seminarą kviesime ir vietos gyventojus, vietos bendruomenės ir vietos verslo įmonės. Tai renginys bus 2 dienų, tai bus tiek socialinis, tiek švietimo, tiek tinklų kūrimo renginys. Ir vienas iš šios dienos uždavinių tai yra būtent suvesti, susieti tas dalyvių mūsų ukrainiečių moterų verslo idėjas su vietos verslo įmonėmis. Na, tiesiog kaip ir susirasti kažkokių tai sponsorių ar bendraminčių, kurie padėtų toms ukrainietėms moterims pradėti tuos verslus. Na, pirmąją seminaro dieną kviesime vietos bendruomenių atstovus, gyventojus ir juos bandysime įtraukti į procesą, ukrainiečių moterų integracijos į visuomenę procesą, kad jie padėtų. Ir šią dieną bus organizuojamos 3 moderuojamos diskusijos. Ukrainiečių moterų padėtis karo sąlygomis, lūkesčiai ir iššūkiai.
tuomet ukrainiečių moterų žmogaus teisės karo sąlygomis panalizuosime per ES moterų žmogaus teisų prizmę. Ir tada jau aptarsime vietos bendruomenių vaidmenį, kaip galėtų jie padėti didinti tų moterų socialinę integraciją į šalies, kurios laikinai gyvena visuomenė. Tai čia parengsime įvairias prezentacijas, praktinės užduotėlės, klausimus diskusijoms, kad tiesiog padėti tam fasilitatoriui pravesti šitą renginį. Ir antrąją dieną jau kviesime į renginį vietinių įmonių atstovus ir vėlgi aptarinėsime tris klausimus, turėsime 3 diskusijas. Tai būtent kokios yra galimybės ukrainiečių moterų pradėti verslą savo šalyje, kurios dabar gyvena, kaip galėtų vietiniai verslai padėti ukrainietėms, ir tuomet jau bus ta sesija, kuomet jau ukrainietės pristatys savo verslo idėjas, o vietos įmonės žiūrės, kuo galėtų joms padėti. Na va, ir aišku, nepamirštame ir tų fasilitatorių. Kursime elektroninių priemonių rinkinį, kad padėtume fasilitatoriams pravesti tiek motyvacinį seminarą, tiek organizuoti mokymąsi studijoje, tiek organizuoti ir seminarą ukrainiečių moterų dienos. Ir tai bus pateikta tiek teorijos pavidale, tiek bus įtraukti ir savęs pasitikrinimo klausimai testo pavidale. Ir tie suaugusių švietėjai, kurie norės tapti fasilitatoriais, galės prie šitos medžiagos laisvai prieiti elektroninio mokymosi platformoje ir pasirengti būtent organizuoti visą mokymosi procesą. Šiuo metu jau yra sukurtas projekto tinklapis ir matome yra nuoroda į elektroninio mokymosi platformą, bet pačios mokymosi platformos dar nėra, jinai šiuo metu yra kuriama. Tai tiesiog už poros mėnesių jau turėtų būti sudėta medžiaga motyvaciniam seminarui. Tai po truputėlį judame į priekį, tai jeigu būtų noras, matome adresą tinklalapio, tai kviečiame apsilankyti, kviečiame pasižiūrėti, kai jau bus įkelta medžiaga, prieiga bus laisva, tai kas norėsite, galėsite registruotis ir peržiūrėti visą medžiagą ten esančią. Tai būtų kaip ir tiek. Dėkui už dėmesį. Ačiū, Živilė. Tikrai gana įdomus ir šiai dienai labai svarbus projektas, siekiant tikrai padėti, pagelbėti ir integruoti ukrainietės į būtent darbo rinką pas mus, taip, ir ne tik tai į mūsų darbo rinką, bet ir jūsų partnerių šalių darbo rinkas, kas tikrai joms yra labai aktualu, jaustis neužmirštom ir jaustis geriau čia svetimoj šaly. Tai tikrai labai įdomus projektas, jisai tik tai, kiek aš suprantu, iš jūsų pristatymo tik prasidėjęs ir mums tiesiog sekti reikės, norint sužinoti, kaip jums seksis toliau. Tai labai ačiū, gal turite kokių norit paklausti ar padiskutuoti. Dabar kviečiu, ko gero, matau klausimų kaip ir Živiliai nėra, bet kviečiu bendrai, gal norit įsijungti, gal kam iš jūsų kilo kokių idėjų ir norit pranešėjas pakviesti į savo galbūt kažkokius būriamus projektus? Manau, kad susisieksit, jei turėsit kažkokių tai minčių, ar norėsite plačiau išgirsti apie pristatytus projektus ir įsitraukti galbūt į jų dalyvavimą. Tai ačiū, kad klausėte. Šita kažkaip mūsų greitai prabėgo tas laikas, bet žiūriu, kad ir mes kaip ir tilpom vos į laiką, šiek tiek tik anksčiau baigiam. Tai mes dar turime vieną pranešėją. O tikrai? Taip, Kristina, turim dar vieną penktą pranešimą. Tai gal ir labai gerai, kad aš galiu pristatyti, tai yra naujas mūsų narys.
iš Kolpingo kolegijos ir labai malonu, kad tiesiog įsijungia į mūsų gretas. Ir čia pirmas, toks išstojimas, tai gerbiama Kristina, kviečiame jūs pristatyti savo patirtis. Labadiena visiems. Bandysiu pasidalinti skaidrėmis. Ar matosi? Kol kas ne. Dar kartą bandau. Kažkodėl neleidžia. Ar neleidžia visai bendrinti? O tiesiog jisai kažkodėl nesusiranda. O jeigu ekranu bandytumėt? Nepagriebia kažkodėl, tai rodo, kad leidžia dalintis. Ne, dabar neleidžia visai nieko daryti. Bendrinti ekraną, bet jisai kažkodėl neleidžia. Kažkas turbūt yra uždėta greičiausiai. Tikrai yra visos teisės suteiktos. Ačiū už komentarą. Tikrai gerbiama Kristina turi galimybę tiek mikrofonu, tiek ir dalintis ekranu, nes yra pranešėjo vaidmenį turinti. Ir aš pabandysiu dar kartą uždaryti savo ir tada per naują pasidalinti, nes gal tiesiog tai būna, kad ne visada pavyksta. Jeigu per ilgai būna atidarytas langas, kartais tiesiog ne visada matosi. Išmanės technologijas. Tai vat aš tą kažkaip pradžioje lyg ir nujausdama sakiau, kad atrodo visi viską žinom, suprantam ir esame įpratę iki be galo giliai, bet būna tokių atvejų. Paspaudus, sakykime, padaryti, kad jį rodytų bendrinti, nes man išmeta ekranas, langas arba skirtukas, pasirinkite, ką norite. Ekranas. Gerai. Nieko. Dar kartą. Niekaip. Nesuranda. Mes turime tokią praktiką, kad jūs greituoju būdu atsiunčiate man savo failiuką ir aš pasidalinu. Gerai. Arba kitas variantas, tiesiog, žodžiu, papasakojat. Papasakot, žinoma, irgi galiu tada žodžiu, gal bus greičiau, tiesiog taupant visų laiką. Tai tiesiog gal trumpai tada, kuomet nepavyksta dalintis ekranu, kitą kartą galbūt bus geriau. Tai sveiki dar kartą, šiandieną norėčiau pristatyti mūsų kolegijos iš tikrųjų patirtį dalyvaujant Blended Intensive Programs modeliu ir koncentruosiuos iš tikrųjų ne į teoriją, o į praktinius aspektus, kurie svarbus mūsų institucijoje ir studentams. Ir pagrindinis yra pranešimo tikslas pristatyti Kolpingo kolegijos patirtį BIP projektuose, išryškinti partnerystės ir studentų įsitraukimą ir, aišku, atskleisti skaitmeninio mobilumo naudą. Tai pradžioje gal tiesiog trumpai priminsiu, kas tai yra BIP. Tai BIP apjungia nuotolinį mokymąsi ir intensyvią fizinę savaitę užsienyje. Ir šis modelis leidžia studentams pasiruošti iš anksto, susipažinti su komandomis ir gauti intensyvią tarpkultūrinę patirtį per trumpą laiką. Tai tiesiog mišraus formato Erasmus plus mobilumas, virtuali savaitė plus fizinė savaitės dalis ar ne, tarptautinis bendradarbiavimas komandose ir, aišku, įtraukus, greitas ir prieinamas modelis. Daugelis studentų negali iš tikrųjų išvykti semestrui arba net ir mėnesiui, ne visada pavyksta dėl darbo ar, sakykime, kokių nors kitų įsipareigojimų. BIP projektas leidžia suderinti mobilumą su gyvenimu Lietuvoje, todėl įsitraukia ir tie, kurie anksčiau
nedrįsdavo net pasvajoti apie mainus užsienyje. Ir kodėl vis tik tai tas BIP populiarus yra Kolpingo kolegija, tai dėl to, kad tapo populiaria forma pas mus dėl to, nes yra trumpa savaitė, ar ne, kuomet galima mokytis nuotoliu vieną savaitę, tai yra paruošiamoji savaitė ir savaitė išvykstant. Studentams yra svarbu tai, kad tai yra koncentruota, prasminga, bet ir nereikalauja ilgalaikės išvykos, kas tikrai yra labai aktualu. Mūsų patirtis su BIP projektais prasidėjo nuo 2023 metų. Pradėjome bendradarbiauti su Liepojos universitetu ir pirmą kartą išleidome 5 studentes iš socialinio darbo vadybos, kurios susipažino su socialinio darbo priklausomybėmis. Kas yra studentams gerai, kad jos gavo užskaitimą dalyko 3 kreditų ir galėjo, sakykime, panašų dalyką prisitaikyti, ką mes galėjome užskaityti ar ne panašų dalyką savo aukštojoje mokykloje. Taip pat kita patirtis yra dalyvavome projekte net 2 kartus Rygoje, jie daugiau organizuoja, jie kasmet iš tikrųjų organizuoja, gegužės pabaigoje, birželio pradžioje, mokymus su dirbtinio intelekto taikymo aukštajame moksle, tai taip pat yra studentams suteikiami 3 kreditų, sakykime, toks įskaitomas, tai kas irgi yra labai aktualus studentų tarpe. Na ir turime naują partnerį, kurį netrukus vyksime jau kovo mėnesį, tai yra Port Alegros Politechnikos institutas. Planuojame kovo mėnesį, jau yra atrinkti ir studentai. Ir čia šitas projektas bus šiek tiek kitoks, nes universitetas yra labiau orientuotas į marketingo sritį ir, sakykime, vizitas jau yra suderintas būtent šioje srityje. Ir aišku, svarbiausias dalykas yra suteikiama nauda studentams, ar ne, dalyvaujant šiuose projektuose. Tai pirmiausia nauda yra tokia, kad patirtis tarptautinėse komandose, praktiniai projektai, realūs atvejai, kalbos skaitmeniniai įgūdžiai ir pasitikėjimas savimi ir motyvacija, kas yra be galo svarbu. Ir kalbant studentų, sakykime, mintimis, tai daugelis sako, kad tai buvo geriausia savaitė per studijas. Studentai grįžta labiau pasitikinti savimi ir labiau pasirengę dirbti tarptautinėje aplinkoje. Ir skaitmeninis mobilumas, kuomet pradedamas yra virtualia dalimi, tai čia vyksta pasiruošimas darbui komandoje, naudojamos tarptautinės platformos, mažesnis ekologinis pėdsakas, aišku, ir mišrus mokymosi rezultatas. Tai čia svarbu ne tik savaitė užsienyje, bet ir virtualus pasiruošimas, studentai išmoksta planuoti nuotolinį darbą, kas atitinka, sakykime, kas atitinka darbo rinkos realijas, ar ne, nes, sakykime, jeigu mes turime programą transporto logistika, tai daugelis studentų iš tikrųjų dirba nuotoliu, dirba naktimis, nes logistikos, sakykime, darbas, ar ne, jis reikalauja didelės dalies nuotolinio, sakykime, to darbo ir bendravimo. Na ir aišku, labai svarbus poveikis yra ir institucijai šitie projektai, tai didina tarptautinį matomumą, praturtina studijų programas, skatina dėstytojų bendradarbiavimą ir įsitraukimą ir, aišku, įgyvendina tarptautiškumo strategiją. Ir BIP tai nėra vien tik tai studentų, sakykime, išvyka, tai yra institucijos gebėjimas kurti tarptautinių turinį mokymo kokybę ir partnerystę stiprinant praktiką. Na ir jeigu taip trumpai apibendrinant, sakykime, tai galima būtų teikti, kad populiarus ir prieinamas mobilumas, tvarus skaitmeninis ir trumpalaikis mobilumas stiprina partnerystę ir bendruomenę ir yra realaus poveikio ugdymo būdas. BIP dabar yra mūsų tarptautiškumo kultūros dalis, tai nėra pavienis projektas, o nuolatinė, sakyčiau, praktika suteikianti vertę tiek studentams, tiek ir institucijai. Mes kol kas kaip institucija dalyvaujame tik kitų įstaigų rengiamose programuose, bet patys dar nebandėme organizuoti, bet manau, kad nusimatysime kitų metų projekte, strategijoje, kad norėtume ir patys bandyti organizuoti. Juolab, kad šitie visi tarptautiškumo mokymai, jie vyksta ne vienos, ne 2 šalių susitikime, ar ne, bet vyksta 5, 6 ir daugiau.
tai tikrai skatina bendradarbiavimą, glaudžią partnerystę ir kas tinka ir studentui, ir dėstytojui, ir naudinga įstaigai. Tai būtų tiek, ačiū. Ačiū Kristinai, dėja gaila, kad nematėm, bet nors išgirdome. Gal galėtumėte įvardinti, man tiesiog parūpo, aš čia praklausiau beklausydama, o su kokiais užsienio šalių partneriais jūs dabar šį projektą įgyvendinat? Dabar mes keliausim į Porto Alegrą, į Portugaliją, o šiaip su Liepojos universitetu ir Rygos teisės universitetu. Tai pagrindiniai tokie. Ryga tai labai studentai mėgsta ir netoli, ir kultūra panaši. Tai Ryga numeris 1 jau vėlgi bus gegužės gale birželio pradžioj, tai jau yra eilė nusidriekusi, kas jau čia norės ir tikrai labai populiaru. Ačiū. Gal norite paklausti? Aš tau dar paklausti norėčiau, Kristina. Prašau. Kiek jūsų kolegijoje dalyvių, būtent studentų, kaip jūs juos motyvuojate, ar gal kaip tik yra konkursai, kad jie pakliūtų ir galėtų išvykti? Kaip su motyvacija pačių studentų? Į trumpuosius projektus iš tikrųjų motyvacija yra labai didelė ir konkursas yra labai didelis. Mes skelbiame atrankas, turime nusimatę kriterijus, kokiais pagrindais mes atsirenkame studentus vykti. Kuomet yra ilgieji projektai, ar ne mėnesį, ar semestrų, ar ilgiau, nėra jie labai patrauklus. Kaip ir minėjau, dėl, sakykime, dirbantys studentai negali išvykti ilgam laikui, ar ne, o sakykime, vyresnio amžiaus studentai, jie jau turi šeimas, vėlgi tai yra trukdis. Tačiau savaitę tai nori visi nepriklausomai nuo amžiaus, nuo programos, nuo, sakykime, tinka ir patinka. Juolab, kad pirma dalis būna nuotoliu, o antra dalis yra kontaktu, tai savaitėj susiderina visi.